Sveiki gerbimi krepšinio mėgėjai, sveiki atvykę į Marijampolę ir čia netrukus prasidės regionų krepšinio lygos rungtynės tarp namuose žaidžiančios Marijampolės Sūduvos Mantingos antrosios ekipos ir iš tolimosios Kretingos atvykusių šiandieną čia svečių ir čia pirmieji taškai. Tikrai komanda užima neprastą 8-ąją vietą, sunku netgi nuspręsti, kasgi vakar tenais įvyko. Sūduvos antrosios ekipos spurtas, čia Jurgis Petrauskas. Iš esmės komandos stuburas galima ir taip pavadinti. 7 taškai, tuo tarpu Kretingos komandai Rytis Zabita iš 5-5 laisvi. Čia yra tikrai nedaug ir po krepšių vėl gauna kamuolį Stankevičius ir vėl labai lengvai tiesiog. Tai yra vos 17 metų ir čia 7 Kretingos taškai be atsako. Tačiau dabar puikiai kūnų sudirba Drungys, randa Zabitą ir dar 2 žaidėjų suolelio. Tada apskritai nieko nebūtų po nepaleidžiama Marijampolės Sūduvos komanda, o po krepšiais ir toliau karaliauja. Tačiau štai šioje atakoje to nepademonstruoja. Tvirčius iš esmės didžiąją tą. Tai žaidėjas, kuris šiaip daug šansų atsiskleisti. Čia Domantas Senda mina. Tai gali būti greita ataka, Liubinas išveda Jurgį Petrauską, pražangos nėra, tačiau 2 taškai. Matome, kad kartais vos gaudo kvapą kretingiškiai ir čia naujo Ilinas Januška, Drungys atkovoja kamuolį ir greita ataka, reikia lengvų taškų Kretingos komandai ir jie yra. Ir dabar Marijampolės Sūduva prašo minutės pertraukėlės. Yra, tiesiog netragiška, tačiau labai prasta, o čia Gvazdaičio dar žaisti ir taip. Linas Januška pataiko iš toli ir štai toli šaudė. Petrauskas, dar 2 jo taškai, paskutinė. Taigi, reiškia, kad daug šansų, kad jie baigs mesti jis. Metimas netaiklus, čia 3-2, Sūduvos komanda, Davniukas. Tu, sakykime, dėl to, kad turėjo žaisti labai daug minučių ir turėjo grumtis po įmetą kamuolį Davniukui, šis gražiai išvengė. Tai demonstruoja ir turnyrinė vieta. 86-74 Marijampolės komandos naudai. Dėkui abiems komandoms už tikrai gražią ir garbingą kovą šiose rungtynėse.